Antro aukšto radijas. Labą dieną. Su jumis sveikinasi Antro aukšto radijas ir aš Tomas. Per atostogas apmaščiau, kad vienos savaitės neužtenka pasiruošti ateinantiems kontroliniams darbams. Pirmadieniai, antradieniai, trečiadieniai, ketvirtadieniai, penktadieniai ir šeštadieniai būna užimti. Tačiau sekmadienio vakarą tu suvoki, kad joks Facebookas, Instagramas, Snapchatas ir kiti socialiniai tinklai netliks už jūs namų darbų. Taigi, lėtai jau greit kris snaigė ir atėjo metas apžvelgti 2 praeitų savaičių senienas. Spalio 23 dieną, 12 val. 20 minučių, mūsų gimnazija sulaukė garbingo svečio – švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės. Kiek vėliau ministrė turėjo pokalbį su mokiniais bei mokytojais. Labai džiaugiamės, kad gimnazija apturėjo tokių svečių. Lauksime ir kitą kartą. Taip pat tą pačią dieną mūsų mokyklos gitarisčių būrelis koncertavo Janapolės pagrindinėje mokykloje. Pasirodė nuostabiai. Taip pat tą pačią dieną 20 val. Mūsų mokykloje nuūžėjo audringas renginys Naktis mokykloje. Jo metu visi dalyvaujantis galėjo diskutuoti, žaisti žaidimus, šokti bei pavalgyti. Kaip ir kiekvienas didelis susibūrimas, jis neapsėjo be intrigų. Pirminiais duomenimis apie 22 val. Užkluptos ir pašalintos iš mokyklos teritorijos nikotino mėgėjos. Mergaitės, saugokit točius. Šaulių būrelis susiorganizavo rudenines šaudymo varžybas, kurių metu buvo šaudoma iš 4 pozicijų, atsistojus, atsiklaupus, atsigulus iš pistoleto. Šaudymo ginklai orinukai. 3 vietą laimėjo Lukas Jukna, 4 G klasės mokinys, kuris surinko 116 taškų. 2 garbingąją vietą laimėjo Mantas Berneckis, 7 B klasės mokinys, kuris surinko 119 taškų. 1 pačią garbingiausią vietą laimėjo mūsų puikus klasiokas Darius Serva, iš 3 G klasės, kuris surinko 132 taškus. Nugalėtojų būrelių vadovas Saulius Jogminas įteikė šovinių dėžutę. Sveikinam. Sveikiname Robertą Burždžiūtę ir Gabiją Daujotytę, tapus 1 pakopos šaulėmis. Sveikinam. Na, o mūsų gimnazijas pradinukų, 3-okų, 4-okų komanda kartu su mokytojomis Vaida ir Edita bei muzikantų Arūnų spalio 28 dieną patraukė Kelmės Kražantės progimnaziją. Čia vyko jau 8-oji tradicinė respublikinė pradinių klasių mokinių konferencija. Nori žinoti, konferencijos tikslas – plėtoti pradinių klasių mokinių pažinimo, komunikavimo bei kultūrinės kompetencijos pagrindus, puoselėjant etninės kultūros tradicijas. Ugdyti mokinių gebėjimus raiškiai kalbėti, kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai reikšti savo mintis. Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijoje auga kūrybinga karta. Šiandienos naujienos. Vardadienį švenčia Hubertas, Martynas, Silvija, Vidmantas ir Norvainė. Taip pat sveikinu visus su džiugia švente. Medžiotojų diena. Iš visos širdies noriu palinkėti. Medžiokite ir nebūkite sumedžioti. Jūsų pageidavimai. Sveikinimai Emilijai Budvytytei, netapus United Kingdom emigrantė. Sveikinam sugrįžus. Sveikinam. Spalio 22 dieną 12 metų sukaktį minėjo Egidijus iš 6 klasės. Linkime gerų mokslų bei sportinių aukštumų. O dabar mažą gabaliuką padainuos Romas Dambrauskas ir atliks dainą Rudeninis paukštis. Ilgesys ir ši daina mane gimtadienį aplanko. Seni draugai, sena kalba ir liūdesys kažkur už lango. Aš rudeninis paukštis, rudeninis, ruduo į žemę atnešė mane ant savo skausmo kasdienybės. Savam pageldusiam Dar ne pusiaukelė, bet jau nebe pradžia. Dar ne ruduo,
Bet jau ir nebe pavasaris. Tai 17-metės branda, nešanti atsijotą išmintį. Sveikiname su 17 gimtadieniu Gabija Kasmauskytė. Lai šypsosi likimas tau plačiai. Sveikinam, sveikinam, sveikinam. Skelbimai! Europos parlamento informacijos biuras Lietuvoje kartu su Lietuvos moksleivių sąjunga kviečia aktyvius vyresnių klasių moksleivius dalyvauti seminare darbo grupėje Ką Europos Sąjunga reiškia moksleiviams ir ką norime žinoti, kuris vyks šių metų lapkričio 13 dieną Vilniuje. Tadadam. Nori kartu su savo mokytoju nukeliauti į Europos parlamentą? Kviečiame dalyvauti antikorupcinio plakato konkurse, kurį organizuoja STT bei Lietuvos Respublikos Seimo parlamentinė grupė Už Lietuvą be korupcijos. Susidomėjai jūsų bėdos. Juokauju. Detalesnė šių renginių bei konkursų informaciją rasite mūsų prezidentūros Facebooko puslapyje. Tadadam. Atsibodo kiūtoti namuose? Eik į www.rc.lt VIP klasę ir įkelk savo klasės nuotrauką. Kviesk draugus už ją balsuoti ir keliauk į mamą apdovanojimų šventę. Tadadam. Primename, kurkite mamoms, močiutėms, kaimynėms Facebook anketas. Ir laikinkite, dalinkitės mūsų nuotrauką, kuri dalyvauja radistų mokyklų kovose. Žinau, kad nori radistų partijų mūsų gimnazijoje. Tad nedelsk, atakuok. Žinote, ką supratau per atostogos savo ilgais apmąstymais? Kad nesigailėkite davę, tačiau džiaukitės gavę. Su jumis buvo Antro aukšto radijas. Ir aš, jo vedėjas Tomas. Antro aukšto radijas.